Sveiki visi. Oho, pica, bet mes nieko neužsisakėme. Merginos, kažkas tai padarė už mus, jei nori dar kažko, pasakykit man. Maištininkės. Stebiuosi, merginos, kas toks atsargus ir padengia mums stalą. Nežinau, tai taip įtartina, to dar niekada nebuvo. Galbūt tai padarė krepšininkai? Mano mėgstamiausia latė su karamelė. Mes tai padarėme. Maištininkės, viskas, kas geriausia skirta jums. Užsakėme viską, kas jums patinka. Ne, aš nieko neimsiu iš žiurkių. Nieko čia neragausiu. Maištininkės, būkite ramios. Merginos tiesiog nusprendė mus palepinti. Nematau čia nieko blogo. Aš jomis nepasitikiu. Esu tikra, kad jos kažką sugalvojo. Lelė, niekas neveikia. Tiesiog pažiūrėk jas. Sužinojo, kad mes tai padarėme, akimirksniu pakeitė veidus. Maištininkės, mes tiesiog su gerais ketinimais paimkite mūsų kuklius valgius. Mes tiesiog norime su jumis draugauti, mes nebūsime draugės. Merginos, būkit ramios. Vienintelis dalykas, kuris turėtų būti šioje mokykloje, yra ramybė. Ačiū, Lelė ir Jana. Sveiki visi. Pica, ateik prie mūsų stalo. Turime diskusiją. Diana, jie gamina bananų tiramisu. Viskas, kas tau patinka. Ir šokoladinis tiramisu jums. Pica, ar matei, kad atėjo varlės? Eik ir priimki užsakymą. Aisai, ar matei jų veidus? Jos atėjo čia ne tam, kad užsisakytų, o susidorotų su manimi. Bet jei kas nepatiktų, tegul sako man. Gerai. Kose, tu juk nori būti vienišas. Dima, aš nenoriu santykių. Viskas, ką dabar turiu, yra sportas, sportas ir sportas. Ir tau patariu. Oi, nežinau, žinoma, sportas yra šaunus dalykas, bet ar turėčiau būti be draugės kaip nevykėlis? Taip, varlės, aš klausau jūsų. Užsakymą pateiksime vėliau. Stel skauda pilvą. Ką tu jai pardavėjai? Dėl jos negalime turėti įprastų treniruočių. Oi, merginos, tai ne picos kaltė. Užsisakykime žalios arbatos? Ne, merginos, tai ne mano kaltė. Vakar Stela užsisakė sūrio pyragą su aitriuoju čili pipiru. Pasakiau jai, kad šie du dalykai yra nesuderinami, tačiau ji pasakė, kad nori numesti svorio. Sūrio pyragas su aštriais čili pipirais, Stela, tu vėl tai pradėjai. Kodėl užsisakėte sūrio pyragą su aitriuoju čili pipiru? Žinai, kad dėl to jausies blogai, merginos. Dėl perteklinių kilogramų pica, prašau, išvirk man žalios arbatos. Na, varlės, jūs nesate vienintelės. Dima, ar palaikysi mane? Kaip? Žiūrėk, aš esu vienišas ir tu taip pat. Kostė, o kaip salota? Pasitelk savo vaizduotę. Gerai, pasakysiu jai, kad prieš varžybas turime svarbių treniruočių. Merginos, kodėl jūs nieko neragaujate? Aš neragausiu. Diana, aš nieko neimsiu iš žiurkių. Bet aš tokia alkana. Ačiū žiurkiams. Gero apetito, Meri. Merginos, jūs tai darote veltui, nors jos yra žiurkės, jos tikrai nori su mumis draugauti. Diana, mes jau draugavome. Man to užtenka. Taip, Diana, ar prisimeni, kai baigėsi mūsų šokiai draugystė su Jana ir Lelė? Knopa, pamirškime tai, kas buvo seniai. Taigi, Pica, ko varlės norėjo? Dėl skauda pilvą dėl čili pipirų. Sakiau nemaišyti skirtingų ingredientų. Sūrio pyragas ir čili pipirai nesuderinami. Taip ir sakiau jai. Na, padaryk joms 4 padelius žalios arbatos. O kuo tu gali būti mums naudingas? Ką tu gali padaryti, Romeo? Taigi jūs supratote, mūsų grupiai nereikia pašalinių. Kiekvienas iš mūsų yra šaunus. Aš galiu padaryti daug dalykų, aš stiprus. Galiu duoti futbolininkams, krepšininkams ir bet kam. Supratote? Oho, ir mums taip pat? Tik nepažiūrėk į jį, kaip jis gali tai padaryti. Jis tiesiog nori būti mūsų draugu. Klausyk, Romeo, mes su tavimi nedraugausime. Ar matai, kad aš juokauju? Ar aš? Oi, oi, wow. Oho. Ei, Romeo, nusiramink, nusiramink. Atsikabink. Ar matei? Mes nesistebėme, Romeo. Romeo, aš tavęs ieškojau. Neįsižeisk, žmogau, aš tikrai stiprus. Aš tave supratau. O, dėdė Maikai, mes čia tik kalbame. Romeo nori būti mūsų draugu. Romeo, bet dėdė Maikas leidžia tau būti mūsų draugu? Ar tu nesupranti? Romeo, neliesk mane. Žiūrėk, čia Markusas. Vaikinai, nusiraminkite, Romeo, ateik su manimi. Dėdė Maikai, eime, mums reikia pasikalbėti. Aš grįšiu, vaikinai. Aš grįšiu, vaikinai. Tau nereikia grįžti. Jūs prašysite, kad būčiau jūsų draugu. Romeo, kas čia buvo? Man reikia draugų. Su jais? O kas beliko? Arba turėčiau eiti vienas kaip vaiduoklis į mokyklą. Ne, Romeo, bet jie nebus tavo draugai. Pirma, jie nesimoko mūsų mokykloje. Antra, aš jų gerai nepažįstu. Dėdė Maikai, bet kas gali būti mano draugas? Negaliu draugauti su krepšininkais, su futbolininkais irgi. Tada kas? Draugai. Gerai, Romeo, nesijaudink, aš rasiu tau draugų. Kaip sekasi, mokytojau Maikai? Kaip sekasi, vaikinai? Pirmin, pirmin. Ar mokate Romeo pamoką? Mokytojau Maikai, turėtumėte stebėti Romeo ir priminti jam, kad nelakstytų paskui mūsų merginas. Ei, krepšininkai, išmokykite savo mokytoją. Ar girdėjai? Pakalbėsiu su tavimi vėliau. Ateisiu su draugais ir pakalbėsiu su tavimi. Romeo, apie kokius draugus tu kalbi? Su vaikinais, dėdė Maiko. Romeo, jau sakiau, kad su šiais berniukais nedraugausi. Aš suaugęs. Ei, Romeo!
Merginos, ar galime jums padėti? Ko ieškote? Surasime. Mes tai padarysime be jūsų pagalbos. Žuža, aš nerandu. Gruša, tavo žodžiai buvo, kad tu paslėpsi raktą nuo krepšio su bilietais. Kur yra raktas? Žuža, aš nežinau. Visur ieškojau. Ir tu man sakei, kad aš būsiu ta, kuri pames raktą. Suras, Gruša. Žuža, aš ieškau. Merginos, atvirai tai nebuvo labai gražu iš jūsų pusės. Diana, tikrai, mes neturime būti arčiau žiurkių. Taip, Diana, mes esame maištingos merginos ir neprivalome nieko leisti prie savęs. Šios naujos draugystės visada turi blogą pabaigą. Merginos, nepastebėjote manęs? Talismane, kur tu buvai? Nemačiau tavęs mokykloje nuo ryto. Merginos, nuėjau pasimatuoti naujo kostiumo ir aš nenorėjau eiti į kavinę, nes ten sėdėjo žiurkės. Diana, ar girdėjai? Aš šokiruota, Talismane, tu irgi nenori su jom draugauti. Mes bendravome draugiškai, o gal kas nors prieštarauja tai, kai išėjo mokykloje? Nagi, Talismane. Kvaila Diana. Ji nenori atmerkti akių. Merginos, norėjau paklausti jūsų patarimo dėl kostiumo. Gruša, kodėl tu čia sėdi? Rask raktą, greitai. Sveikos nevykėlės. Maištininkės, palikite mus ramybėje. Gruša, surask raktą. Sveikos mergaitės. Nevykėlės, mes norime su jumis pasikalbėti apie vieną svarbų dalyką. Taip, tai apie... Ar žinote, kad netrukus ateis vasaros atostogos ir mes visos eisime į kaimo sodybą? Ar norite į stovyklą? Ką? Man nerūpi. Ne, maištininkės, į stovyklą mes nevažiuosime. Eisime į sodybą. Nors maištininkės, kodėl mes turėtume eiti į stovyklą, o jūs eisite į sodybą? Nevykėliai, palaukite, atsipalaiduokit. Žiūrėkit, į sodybą važiuos ir šokėjos, ir krepšininkai, ir futbolininkai, ir žiurkės. Taip, o ten jums bus nuobodu, o mes užsakysime geriausios stovyklos kuponus. Busite geriausioje stovykloje, ten jaustės taip šauniai. Nevykėliai, manau geriau sutikti. Mes važiuosime į kaimo sodybą. Gruša, tik pažiūrėk į jas, jos nori mus išsiųsti į stovyklą. Ne, maištininkės, mes jau suaugusios ir mes važiuosime į sodybą. Klausykit, maištininkės, šią vasarą praleisime sodyboje. Diana jos nesutinka. Klausykit, nevykėlės, jūs įsiskyrėt su savo vaikinais, taip? Ir jūs sutiksite daug naujų gražių ir šaunių berniukų. Su jais susipažinsite ir užmėgsite naujus santykius. Taip, santykiai bučiniai jums tai patiks labiau nei sodyba. Ne, eisime į sodybą. Maištininkės, nustokite žaisti su mūsų galvomis. Ir mes norime į sodybą. Aš jau per didelis stovyklai. Taip, ir mes mokomės toje pačioje mokykloje, taigi mes eisime su visais čia ir su mūsų draugėmis. Mes nesame jūsų draugės. Diana, nieko nepavyks. Merginos, palaukite, turime pakankamai laiko, nagi. Jūs neturėsite problemų, jūs sutiksite vykti į stovyklą. Važiuojame į kaimo sodybą. Merginos, ar važiuosite su mumis? Be jūsų. Tai ką, maištininkės, ar nevykėlės atsisakė jūsų pasiūlymą, jos nenori eiti į stovyklą? Reiskite mums, pasikalbėsime su jomis. Jos vėl. Merginos, nusiraminkite, ačiū Jana ir Lelė. Žiurkės, nustokite mus sekioti. Klausyk, Diana, ar nemanai, kad mes per dažnai sutinkame žiurkės? Knopa, nusiramink, galbūt jos pakalbės su nevykėlėmis ir privers jas eiti į stovyklą. Maištininkės, tik vienas klausimas, turime jums puikų pasiūlymą. Diana, jos taip erzina savo klausimais. Taip, ir nustokit mus sekioti. Aš klausau jūsų, Jana ir Lelė. Einame apsipirkti. Ar norit prisijungti prie mūsų? Taip galėtume apsipirkti ir būti arčiau. Padėsime vienos kitoms nusipirkti šaunių drabužių. Apsipirkti? Ačiū, žiurkės, mes neisime su jumis apsipirkti. Ir nustokite sekioti mus visur. Jei su jumis elgiamės draugiškai, tai nereiškia, kad esame draugės. Mes elgiamės taip tik turėdamas gerų ketinimų, bet to mes turime nuolaidų korteles geriausioms parduotuvėms. Gerai, mes apie tai pagalvosime. Diana. Merginos, sakiau, kad pagalvosime. Nagi, mums reikia eiti į treniruočių salę. Ate. Lelė, ar matai, mes artėjame prie jų? Taip, Jana, ir netrukus mes atskirsime Dianą nuo Smailiko. Lelė, pamirškime pokalbį su Markusu. Būkime maištaujančios merginos. Maištaujančios merginos? Lelė, o kas? Pamatysime. Merginos, aš laukiu jūsų. Minutę, tuoj būsim. Sveikos, merginos. Sveiki, vaikinai, pirmien turėtumėte neiti. Maištininkės, ar matėte mano Dimą? Salota, paskutinį kartą jis buvo kavinėje, su Koste. Labai ačiū, maištininkės. Mus pamatė, jų veidas buvo išsipūtęs. Vaikinai, manau, kad žiurkės mums melavo. Taip ir mes tiesiog išvaistėme savo pinigus. Vaikinai, aš jums sakiau, kad turėtume tai padaryti patys. Mes esame vieniši berniukai. Dima, sakyk, tai šaunu. Taip, ir niekas manęs neverčia šokti ar mokėti užsakymų kavinėje. Taip puiku be merginų. Na, Dima, nusipirkau 2 bilietus ir reikime į profesionalų futbolą. O ar galėtume šokti su parašiutu galbūt?
Kostė, koks parašiutas, aš bijau aukščio. Teisingai, na. Tada eikime į trasą, važiuosime sportiniais motociklais. Puiku, paimsiu Honda. Aš paimsiu Yamaha, pavažiuosim porą ratų. Kaip smagu. Aš tai kur tu? Dima, aš tavęs ieškojau visur. Kodėl nepadėjai man? Salota? Kas tu esi? Ir kodėl tu šauki Dimą? Nesuprantu, Dima. Kaip Kostė išdrįsta taip kalbėti su manimi, pasakyk jam. Salota, Kostė, nepykant mano merginos. Dima, mes esame vieniši berniukai, mes apie tai kalbėjome. Kas tu toks, Dima? Ką jis pasakė? Salota, Kostė tik pajuokavo. Dima, tu mane labai palaikai. Paprasta. Kostė, atsiprašau. Jis nėra paprastas. Ar supratai, Kostė nepaprastas, Dima, ime? Taip, ime, žinoma. Turiu tik vieną draugą, bet jis nepatikimas. O, žiurkės, taigi jūs tai padarėte? Lelė, procese. Viskas procese. Supratau, jos mums tiesiog melavo. Klausykite, turėtumėte grąžinti abonementus, jei nieko nedarysite. Klausykit, duokit mums porą dienų ir Diana išsiskirs su Smailiku. O maištininkės išsiskirs su krepšininkais, viskas bus taip, kaip kalbėjome. Tikiuosi tai tiesa, merginos, geriau nemeluokite mums, arba turėsite didelių problemų. Mes tai padarysime, vaikinai. Kantrybės. Viskas, ko jums reikia, yra kantrybė. Aš jumis nepasitikiu. Taigi, vaikinai, palaukime rytojaus. Taip, bet jei rytoj viskas nepasikeis, jos gailėsis, kad nusprendė mums meluoti. O, vaikinai, ar jūs laukite manęs? Žinoma. Palaukit. Merginos, kas ėmė mano kosmetinę su kosmetika? Diana, aš neėmiau. Galbūt žiurkės atėjo pas tave? Tai nejokinga, merginos, nerandu savo kokosinės kaukės. Taigi rytoj pažiūrėsiu, kas kvepės kokosu. Merginos, ar galima užeiti? Ačiū, kad pasibeldėte, krepšininkai. Taip, mes einam namo. Labas, mažutė, kaip praėjo tavo diena? Mokykloje nesimatėme, taip yra todėl, kad mes ruošiamės varžyboms. Sveikas, Malikai, taip aš ir maniau, taigi nusprendžiau nekreipti dėl to dėmesio. O kaip tu mokykloje sklando gandai, kad draugauji su žiurkėmis? Malikai, nepasitikėk šiais gandais, su žiurkėmis bendravome draugiškai, bet nesame draugės. Bla, bla, bla. Diana, jos visada šalia mūsų ir tu joms tokia miela. Knop, ar tiesa, kad tu ir žiurkės esate draugės? Timūrai, tikrai ne. Bet Diana yra akla. Ji nenori tikėti, kad žiurkės kažką sugalvojo. Mieloji, aš nepasitikėčiau žiurkėmis, jei būčiau tu. Klausyk, Smalikai, tu esi mano vaikinas ir gali man daug ką pasakyti. Bet aš būsiu ta, kuri nuspręs bendrauti su žiurkėmis ar su ko nors kitu šioje mokykloje, ar ne? Gerai? Gerai, aš nesakau ne žodžio. Taigi, merginas, ar esate laisvas, ar galime jūs parvežti namo? Nueisime į kavinę ir pakeliui namo nusipirksime ledų, taigi... Mes einame, taip, merginos, žinoma. Tiesiog palaukit mūsų apačioje, turime pasipudruoti nosytę. Gerai, merginos, mes jūsų lauksime. Nagi. Aš šokiruota, merginos, net Smalikas manęs klausė apie žiurkės. Naujiena šioje mokykloje pasklido labai greitai. Diana, tai negandai, tai faktas, mes neturime jomis pasitikėti, iš jų galime laukti visko. Merginos, aš jums dar kartą pasakau, tai yra vienintelis dalykas, kuris bus šioje mokykloje. Diana, maištininkės, mes norime su jumis pasikalbėti tai apie mūsų draugystę. Jana ir Lelė, mes jau pakalbėjome apie tai, mes nebūsime draugės. Palaukit, maištininkės, jūs nežinote, ką mes norime jums pasakyti. Įsivaizduokite, kad ir mes galime būti vienas iš maištininkių. Dabar jūs 4, bet tuo atveju būtume 6. Kuo daugiau maištininkių, tuo šauniau. Kaip supratau, neatsitrauksit. Diana, net negalvok apie tai. Nenoriu su jomis būti kartu. Tai didelė klaida. Maištininkės, viskas priklauso nuo jūsų. Jei norite būti šaunesnės, priimkite mus į savo komandą. Būsime labai naudingos. Gerai, merginos. Diana, netikiu. Tačiau yra keletas reikalavimų. Bet kokie reikalavimai. Mes esame pasiruošę viskam, kad būtume maištininkėmis. Na tada, kad būtumėte viena iš maištininkių, turite padaryti savo iniciatyvą. Krikštynos. Lengvai. Gerai, tada iki pasimatymo. Iki pasimatymo, draugės. Ate. Diana, bet kodėl tu taip sugalvojai? Nastė, būk rami, jos nepadarys savo krikštynų. Merginos, ar jūs nesuprantat? Jos mūsų taip lengvai nepaliks ramybėje. Ar nepaliks mūsų ramybėje taip, bet aš nebūsiu jų draugė. Merginos, krikštynos įrodys, kokios stiprios jos nori būti ir kokios jos maištininkės, bet kas mūsų laukia, krepšininkai. Draugai, spauskite like ir prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite ant varpelio ir laukite mūsų naujų šaunių epizodų.
Iki, ate.